senovėje mūsų planetą mažiausiai keletą kartų, jeigu ne keliasdešimt kartų, yra aplankę, sakim taip, ateiviai iš kitų planetų. Civilizacijos, kurios daug aukštesnės už mūsų. Būtent jie davė žmonijai daug žinių, kultūros progresą kažkokį pastumėję, technikos kažkokį progresą. Ir egzistuoja toks dalykas archeologija. Jis turi terminą nepatogus artefaktai. Vienas iš įrodymų, kad senovėje paleokontaktas tikrai su aukštesnė civilizacija yra įvykęs. Kas netingės, galit pasigūglinti ir pasinagrinėti tokį dalyką. Pavyzdžiui, duosiu keletą tų nepatogių artefaktų pavyzdžių. Geležinė kolona Delyje. 5 maždaug amžius mūsų eros. Įstatyta, taip jau bent jau manoma paprasčiausiai. Bet iš tokio grydo metalo plieno išlieta. Nei jokio rūdės nėra po šią dieną. Kad tais laikais tokias technologijas galėtų turėti, taip švariai išlydyti metalą. Kad po šiai dienai net nerūdėjimai. Daugiau kaip 1500 metų senumo. Jeigu ne senesnė, dar yra kai kas mano gal senesnė. Kaip galėjo tais laikais žmonės padaryti tokius dalykus? Arba vėl, paimkim, sakykim, ant piramidžių išlikęs toks dalykas kaip Abidoso hieroglifas. Aš net parekomenduočiau pasigūglinti. Pasižiūrėkit, ką jūs matote. Tai senovėje, faraonų laikais. Aišku, skeptikai neigia, ne čia hieroglifai, čia taip vat nubirėję, čia tinkas, taip vat. Pažiūrėkit, mes matom ir malūnsparnį skraidantį aparatą ir povandeninį kažkokį laivą, nepatogus artefaktai, kurie verčia labai nepatogiai jaustis daugelį. Antikiteros mechanizmas, šiandien labai sunku paaiškinti. Bagdado baterija, senoviai pagaminta baterija. Rasta. Jeigu yra baterija, tai ir elektrą kažkaip išgaudavo. Sabų diskas, nes artefaktas. Kostarikos rutuliai, kad taip nušlifuotos rutulius akmens amžiai, tai neįmanoma būtų. Jų šimtais įvairiausio dydžio randama, žmogaus dydžio ir maži rutuliukai, taip toliau, idealios formos nušlifuoti. Apšarono akmens tabletės, dar vienas įdomus artefaktas, kuris rodo. Kimbuja lėktuvai arba irgi taip pat Centrinės Amerikos lėktuvėliai. Seni iki Kolumbo laikų gamintos statulėlės maži lėktuviukai tokie. Raketėlės. Ir labai sunku. Vieni bando, kad čia žuvis pavaizduota, kad paukštis pavaizduotas skeptikai. Tu matai, kad su sparnais tokiais kaip lėktuvą, kur tokia žuvė. Dar įdomesnis dalykas Saudo Arabija, aš net rekomenduočiau pasižiūrėti. Senas dalykas, akmens amžiaus laikų, Al-Nasija uola. Nuo seniausių laikų Saudo Arabija egzistuojantis dykumoje toks dalykas, šiaurinį Saudo Arabijos dalyką. Pažiūrėkit, uola, nieko čia keisto, kad tokių dalykų Saudo Arabijai pilna yra. Bet žiūrėkit, kaip jį perpjauta. Ir nuo seniausių laikų jau, iki Mohameto laikų tai buvo jau. Kaip galima tais laikais, kaip gamtiniam sąjungos natūraliai, bando skeptikai aiškinti, kad čia natūraliai, persipils. Kaip gali taip, kaip su peiliu, šnai, akmuo kietas, perpjautas būti. Ar neliūdė apie kažkokias. O žmonėsgi neturėjo technologijų tais laikais, prieš 1500 metų neturėjo. Tai gyveno labai primityvus įrankiai, primityvus gyvenimo būdais ir taip toliau buvo. Kas jiem perpjovė. Dar vienas labai įdomus artefaktas, Pirio Reiso žemėlapis. Piris Reisas tai buvo, turkų sultono admirolas, paša, vadovavo kariniam laivynui turkų sultono 16 amžiui. Jis daug žemėlapių nupaišęs yra. Ir vienas žemėlapis yra labai įdomus. Ten yra nupiešta Antarktidos kontūrai tam žemėlapį. Antarktidos kontūrų matyti tuo metu ir dabar tiesiogiai negali, nes dengia ledynų, jų nesimato tikrų kontūrų, o ten sausumos kontūrai nupiešti. Dabar su tam tikra technologija nustato taip tikrus kontūrus. Nesvarbu, tas lenta šviečia. Iš kur Pirio Reisas 16 amžiuje Piris Reisas galėjo tos kontūrus žinoti? 2 km aukščio ledo siena. Po šiai dieną atsakymai. Dar yra viena rūšis tų nepatogių artefaktų, vadinamai paleo artefaktai, seni artefaktai.
kur rasti technologiniai kažkokie įrankiai ar prietaisai, kurių amžius siekia milijonus metų. Žiūrėk, žmonija Žemė nebuvo. Dinozaurų net nebuvo, kai kurie 300-800 milijonų metų senumo rastos iškasenas, sustingęs. Kaupęs iškaseną paišo, taip sluoksnį. Ir randama ten 800 milijonų metų, ar tai Telūro, ar ten Kambrio periodą randami artefaktai keisčiausiai. Tai vat keletą tokių aš jums galiu net. Zalcburgo greta sienis, va gali pasižymėti, pasidomėti, kas tai yra. Arba Kingudi vinis, kokiam sluoksnį rasta ta vinis yra. Arba Nevadai rastas bato padas. Kiek žmonių Žemė nebuvo tuo metu. Arba Dorčesterio radinys vadinamas irgi. O jeigu kas nori to dalyką šitos apie paleoartefaktus arba nepatogius artefaktus, pasidomėti plačiau, aš netgi rekomenduočiau literatūrą rimtą paskaityti. 1993 metais išleista knyga. Autoriai Michaelas Kremas ir Richardas Thompsonas. Michaelas Kremas rašytojas ir Richardas Thompsonas matematikas išleido tokią knygą. Forbidden Archaeology, uždrausta archeologija. The Hidden History of a Human Race. Uždrausta archeologija, nežinoma žmogaus istorija. Tai va ten tie artefaktų, bent jau didelė dalis jų surinkta, aprašyta detalė. Aš tik paminėjau kai kuriuos, ten jų bus daugiau. Taigi, gana rimta knyga. Bet rekomenduočiau paskaityti. Pakelt savo intelektualinį lygį gerai. Tai toliau labai įdomus dalykas, pavyzdžiui, gigantomaniniai statiniai senoviai. Kokių yra, kur žmonės akmens amžiai galėjo dabar sunkiai pastatyti tokius dalykus. Paimkim, kad, pavyzdžiui, dabartiniam Libane esančią Balbeko terasą arba Balbeko trilitoną. Trilitonas tai yra, kai 3 akmenys vienas ant kito sudėti. Jupiterio šventykla pastatyta ant dar senesnės šventyklas akmens amžiui, kažkokios ten maldyklas ar dar kažkokios ten vietos, kur yra ten tie trilitonai, tie 3 plokštės iškaltos. Kiekviena iš jų ne mažiau kaip 800 tonų. Niekas jos nepasveria, jie tik taip bando apskaičiuoti, bet kai kas sako 1200 tonų. Atitemptos iš skaldyklos, kuri yra virš kilometro. Įsivaizduojat, kiekvieną tą plokštę, ilgis 21,3 metro, aukštis 4,8 metrai, plotis 4 metrai. Įsivaizduokit, koks akmuo. Kaip galėjo kilometrą atitempti, jau vien padaryti, nušlifuoti akmens amžiai, tai yra problema didelė. Kaip galėjo dar atitempti kilometrą daugiau ir dar vieną ant kitos užkelti, 7 metrus aukštyn užkelti tokią plokštę. Minimum 800 tonų. Tai dabar yra iššūkiai šiais laikais būtų padaryti, kai turim tokias technologijas. Tuo metu akmens amžiaus žmogus su kuo? Arklys, vergas, įrankis paprastas medinis. Akmeninis įrankis net kada buvo statyta. Jeigu pažiūrėsim Velykų salos skulptūras, jeigu pažiūrėsim Perų statiniai įvairius kaip Kuskas arba ten Maču Pikčiu, kaip jausto tie akmenys yra per didelis gabalas, nupjauta kaip, nežinau, sviesto gabalo su peiliu. Su kokiam tiek. Ir visą tai buvo statoma akmens amžiai. Tai dabar yra problematiška, nieks nepaaiškina, kaip tai buvo padaryta. Hipotezių daug, ko realiai niekam nepavyksta to padaryti. Su dabartinė technika. Toliau kitas dalykas – Naska slėnis. Teko girdėti. Peru yra Nasko slėnis. Ten yra šimtai figūrų, gana didelių, netgi kurios nuo 14 iki 40 metrų dydžio. Vėlgi įdomus dalykas. Jų tu nematysi ant žemės. Jas gali matyti tik tai iš aukščio. Skrisdamas. Klausimas, kodėl akmens amžiaus žmonės darė tokias figūras, kad matytųsi tik iš aukščio? Kam? Jeigu nebuvo jokio kontakto, niekas neskraidė ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai. Tai matot, yra daugybė visokių niuansų. Mes galim paimti daugybę mitų. Tai tas pats, kas Biblijoje yra rašoma daugelie knygų. Kinijos, Indijos, artimųjų rytų, tarpupio, mituose aprašyta. O į mitus anksčiau, aišku, žmonės nežiūrėdavo rimtai. Bet 19 amžiuje įvyko šioks toks perversmas žmonių smegenyse, kad į mitus pradėta žiūrėti rimtai, kad kiekviename mite yra kažkoks racionalus pagrindas. Na, pavyzdžiui, štai Herodoto aprašytas mitologinis Trojas, tai Trojas arklys ir taip toliau. Niekas negalvoja, kad tokia pasaka gali būti tikrovė kažkas, kad Trojos miestas egzistavo. Iš literatūrinė išmonė, ar mitas, ar fantazija žmonių sugalvota. Iki tol, kol Šlymanas, užsikrėtė, vokiečių archeologas Šlymanas užsikrėtė to, kad reikia surasti Troją ir surado iš tikrųjų. Mitologija, Herodoto mitas aprašytas pasirodo realybė.
Na, arba Melanezijų ir Papua Naujojo Gvinėjai kargo kultas. Teko girdėti tokį reiškinį, kargo kultas. Labai įdomus dalykas. Egzistuoja religija. Tiksliau daug religijų sektų toks rinkinys. Ką jie garbina? Jie atlieka tokius maginius ritualus iš vaisių, iš žolelių, iš šakų, nupina kažką panašaus į lėktuvą, į aerodromą, į radijo aparatą kažką daro, prieš juos meldžiasi, daro užkeikimus visokius ir taip toliau. Ir tikisi, kad tai išauks jiem gerovė ir bus atgabenta daug gerybių visokių materialinių jiem. O iš tikrųjų, kaip tas kargo kultas atsirado, nustatyta etnologų. Atveždavo jiems ten jau 20 amžiaus pradžioj labdaras visokiausios lėktuvais, permesdavo į tos tropikų miškus, atveždavo, o paskui nustoja. Bet susiformavo religija, kad jie nori, kad vėl atvežtų kažkas tos gerovės ir taip toliau. Ir dievai turi, kaip tos dievus iššaukti, kad tos gerovės atvežtų ir daro lėktuvus, kargo kultas. Tai ar nebus visos tos religijos pasaulio mitologijos kilusios iš to kontakto su ta nežemiška civilizacija? Juk visose mitologijose, visose religijose dievai ir dievas nužengia iš dangaus. Duoda kažkokią informaciją. Paimkim, kad ir tibetiečius. Aš čia dabar pasiremsiu, sakykime, Sauliaus Kanišausko knygą. Reiškia, jis ten parinkęs daug tokios informacijos yra. O tibetiečiai. Pirmas Tibeto monarchas Tsempas. Titulas jo buvo. Tsempas, reiškia, kaip caras ar ten imperatorius. Niatris. Ir rašo, kad Niatris, ten, reiškia, tibetiečiai tikėjo, kad buvo dangaus dievybės Lha sūnus. Jo tėvas nusileido dievas iš dangaus. Yra net mitologija tokia jų. Pirma kiaušinių sutvertas, magiškos dievų Sa ir Balo jėgos. Iš jie veikiama savo paties svorio. Iš tuščio dieviško dangaus prieglobsčio lūkštas tapo apsauginių sluoksnių, plenelė gynė kaip šarvas, baltymas tapo jėgos šaltinių didvyriams, vidinė plenelė tapo tvirtojoje gyventojams. Taigi iš kažkokio skraidančio kiaušinio išėjo tas pirmasis jau Tibeto valdovas kažkoks. Atskrido kiaušinis, iš jo išėjo pirmas valdovas iš Tibeto, kuris ten jų valstybę sukūrė. Bet to apie tokių dalykų labai daug yra, ne tik tai padėmėti. Štai Kinijai, Huanghės upės baseine, irgi buvo toks mitas išlikęs, kad iš dangaus nusileido dangaus sūnus Huangdi, maždaug 2592 metais prieš mūsų erą, ir ėmė valdyti, iš dangaus nusileidęs. Huangdi darė stebuklus, žmonių akivaizdoj galėjo keliauti aukštyn į saulę, pagaminti mokės kažkokį stebuklingą trikojį, kuriame slėpėsi šimtai dvasių baisenybių ir gyvūnų, kurie žinojo ateitį ir praeitį. Pasimdavo kai kurios žmogus į dangų ir išsiveždavo kaip vergus. Turėjo daug tarnų, su kuriais atskrido tas Huangdi. Viena tarnė ten Siche, jinai mokėjo ateitį nustatyti žiūrėdama į saulę ir šešėlio ilgį. Kitas tarnas jo į Au spėdavo ateitį, matuodama žvaigždžių ryškumą. Kitas tarnas Danao aiškino gamtos procesų cikliškumą. Tarnas Žuančen kalendorių kinams sukūrė. Nusileidė iš dangaus, reiškia. Jie išmokė žmonės gaminti valtis, muzikos instrumentus, šulinius, statyti gynybinės sienas ir net akupunktūros adatėlėmis gydyti. Huangdi mokėjo gaminti didžiulius metalinius veidrodžius ir jais stebėjo mėnulį. Šiandien nesunku jau suprasti, apie ką čia kalbam, ar ne? Metaliniai veidrodžiai turėjo keistą savybę. Kai saulės spinduliai krinta į veidrodį, visi piešiniai ženklai nupiešti blogoj veidrodžio pusėje, puikiai matosi veidrodžio metamam šešėlį. Kažkoks stereoskopas, ar ne? Tai va, gyveno Huangdi virš 200 metų. Tai va, daosizmo tekstai labai daug kalba apie šitos dalykus. Dar yra labai įdomus dalykas, reiškia, kaip, pavyzdžiui, pirmykščių tautų karai, kai kurie prašyti yra. Net ir pačio Biblija prašyta, pavyzdžiui, Sodomos ir Gomoros ugnis iš dangaus krito, nušlavė 2 miestus, Sodomą ir Gomorą. Šiandien nesunku suprasti, kas tai yra. Negi čia angelas ugnį mėtė kažkokią ten. Tai buvo smūgis iš oro, iš skraidančio aparato, buvo nušluota tas Sodomos ir Gomoros miestai. Bet tokių dalykų ne tik Biblija prašyta. Pavyzdžiui, imkim Indijos literatūrą, pavyzdžiui, Majai irgi save laikė, kad jų protėviai atskrido iš Plejadžių žvaigždyno. Ando kalnuose gyvenantys irgi tą patį sakydavo. Kalimantano Borneo saloje gyvenantį ibanų tautelę irgi tą patį sakydavo. Germanų legendose pasakojo apie dievus, kurie nusileido iš dangaus skraidančiais bokštais. Centrinės Amerikos indėnai turėjo mitą apie kažkokį moterį, kurią jie vadindavo skraidančią tigrę ir kurį galėdavo nuskristi ant aukšto kalno ir dingdavo tarp griaustinio žaibų.
Jungtinėse Amerikos valstijose Vajomingo valstija yra Bierhorno kalno papėdėj, toks išlikęs senovinis akmenų magiškas ratas išdėstytas. Ir vietos indėnai gerbė tą magišką ratą ir sako, kad tai šitos akmenys išdėstė jų protėviai, kurie norėjo prisiminti ir pagerbti dangišką ratą, kuris nusileido pas juos iš dangaus. Ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Įvairiausių, keiščiausių dalykų galim rasti. Bet dar vienas įdomiausias dalykas, toks, paimkim, kuris irgi rodo paleokontakto senoviai buvimą, tai yra kai kurios primityvės tautelės, kurios turi žinias, kurių jie niekaip negalėtų žinoti, kurias tik šiuolaikinis mokslas gali sužinoti. Aš jums papasakosiu vieną tokį reiškinį. Tai yra dogonai. Gal teko girdėti jums apie dogonų tautelę. Tai Centrinės Afrikos tautelė, jinai gyvena Malyje. Jų nebedaug yra, gal kokį 400–500 tūkstančių gyventojų iš viso yra, dauguma jų musulmonai, dalis yra krikščionių, bet jie dar išlaikė savo, reiškia, tą mitologiją. Apie šitą gentelę, tokių gentelių daug Afrikoje, tai visų nesužinom, bet kodėl šitą gentelę tapo tokia garsi mokslo pasaulyje? O jį išgarsėjo po to, kai prancūzų etnografas profesorius Marcelis Griolis su savo asistente Germaine Diterlen surinko jų mitus ir paskelbė, surašė jų mitologiją visą. Iš tų dogonų seniūnų, vadovų tautos. Tai va ten paaiškėjo tokių žinių, kad tiesiog stebina. Jie kalba, kad Sirijus žvaigždė buvo garbinamas, kaip ir senovės Egipte garbinama ta Sirijos žvaigždė. Ir svarbiausia, ryškiausia jo komponentą dogonai vadina Sigitola. O Tola palidovas po Tola remėja Tola, reiškia vardais. Tola reiškia žvaigždė. Pas juos buvo toksai terminas dar pas dogonus Tola Tanaze, reiškia judanti žvaigždė, arba žvaigždė, kuri sukasi ratais. Akivaizdu, šiandien galim suprasti, yra planetos atitikmuo žvaigždė besisukanti ratais. Dabar skiria žvaigždės ir planetas primityvi tautelė. Tie pasakojimai apie Sirijų, iš kur jiems žinot, kad Sirijus yra dvinarė ir trinarė žvaigždė. Mesgi plika akim nematom, šitą matom tik vieną taškelį, o iš tikrųjų ten yra apie ją sukasi dar kita žvaigždė. Jie kalba, kad visata yra begalinė, bet išmatuojama. Kad visatoje yra daug raguotų, odeguotų, sparnuotų, šliaužiančių kitokių protingų žmonių, kurie gyvena. Dogonai žinoja, kad Žemė ir Saulė sukasi apie savo ašis. Kad Žemė apibėga didelį ratą aplinkui. Kad Mėnulis sukasi apie Žemę ir Mėnulis yra senai miręs, kas yra tiesa. Žinoja planetas ir žinoja, kad Jupiteris turi 4 palidovus, o Galilėjus palidovus atrado tik 17 amžiaus pradžiai. Dogonai žinoja, kad Saturnas turi žiedą. Iš kur? Jie žinoja, reiškia. Ryškiausia Pietų kryžiaus žvaigždė dogonai vadindavo dvigubą akim. O čia iš viso stebinantis pavadinimas, nes būtent ta Pietų kryžiaus žvaigždė ryškiausia iš tikrųjų yra dvinarė. Žinot, kas yra dvinarė žvaigždės, reiškia, astronomijos. O šitą tik per teleskopą gali pamatyti. Iš kur dogonai gana primityvi tautelė tą žinoja. Jie neturėjo tokių nei teleskopų, nei tokių žinių. Bet ypač, kaip jau sakiau, dogonų pasakojant apie Sirijų, tai yra verčiantis iš koto. Taigi Sigitola, po Tola ir Remėja Tola, 3 to reiškia žvaigždės. Tai yra trinarės žvaigždės komponentų pavadinimas. Ką šiandien mokslas ir kalba. Iš kur dogonai be teleskopų, be prietaisų plika akim tą galėjo pamatyti, neaišku niekam. Be to dogonai sako, kad po žvaigždė, apie centrinę Sigi žvaigždę, apsisuka maždaug per 50 metų. Kas irgi teisybė yra. Toliau sako, kad po žvaigždė vietoj žemės, jis susideda ne iš žemės, o iš metalos. Ten daug metalo vadinama sagala. Ir šitas metalas blizga daug labiau nei geležis, yra toks sunkus, kad niekas žemėje negalėtų pakelti net mažiausios jo dalelytės. Šiandien, ką mes žinom iš mokslams, kad Sirijus B yra tipiška baltoji nykštukė, kaip sako, išsigimusi dujinė žvaigždė, kurios masė lygi Saulės masė, o turi šiek tiek didesnis už Žemės turi. Todėl tokių žvaigždžių. Tankis yra 18 gramų į kubinį centimetrą. Kitaip tariant, 1 kubinis centimetras tokios žvaigždės medžiagos Žemėje svertų apie 100 tonų. Dogonai sako, net mažiausią gabaliuką nepakeltų čia niekas Žemėje. Iš kur jie tą galėjo žinoti? Tai va, dėl milžiniško tankės Sirijus be gelmės dujas yra ypatingo buvę. Tas dujas mokslininkai vadina išsigimusių buvę, nes tokių išsigimusių dujų savybės visai nepanašios į įprastų dujų savybės, nes slėgis nepriklauso nuo temperatūros. Iš kur dogonai patys negalėjo žvaigždžių evoliucijos teorijos išmanyti tokios paprasčiausiai stebėtini duomenys. Tai va,
Tai dar vienas įrodymas, kad senovėje aplankė mūsų planetą. Čia dar aš labai įdomų dalyką pasakyti. Visa šventykla, Ezechielė, jeigu paimsim visi tas aprašymas, tai čia pasirodo tas laivas, tas aparatas kosminis aprašytas. Ir tai net ne aš sugalvojau. Aš jums patarčiau vieną dalyką pažiūrėti. Josefas Bliumrichas, jis buvo NASA vyriausias sistemo koordinatorius. Tai jis buvo susidomėjęs tuo Ezechieliu, tyrinėjo labai smarkiai. Ir išleido 1974 metais knygą Ezechielio erdvėlaiviai pavadinimu. The Spaceships of Ezekiel knyga. Net rekomenduočiau paskaityti. Ar PDF formato atsisiųsti. Tai va šitoj knygai jis kaip inžinierius, kaip technologas aukšto lygio kalba, kas ta šventykla, kad čia aparatas skraidantis. Ta šventykla visa ir čia ką Ezekielis matė. Ir taip toliau. Aprašo paprasčiausiai šitą dalyką. Tai va specialistas, inžinierius. Jis visur čia pamatė technologijas. Arba jeigu mes paimsime tos senovinius karus, jeigu aprašytus, tai ne tik tai Biblija aprašo, bet aprašo ir įvairius kiti tekstai. Pavyzdžiui, Indo poemas, Ramajana, Mahabharata. Vat pasakysiu, reiškia, Mahabharata, tai kaip kalbama, kaip neva Dievo Šivas buvo ginklas, pašupati panaudotas. Reiškia. Ir štai šis nepaprastas ginklas buvo panaudotas. Suvirpėjo žemė po kojomis, kartu su medžiai susviravo. Įsisiūbavo upės, nedidelis jūros juda, sueižėjo kalnai, sukrūto, visai pas Habakuką, ne? Blausi ugnis ėmė degti, apsinieka spindulingoji saulė. Pas nepardolinis smūgis, ar ne? Reiškia. Taip pat vadinamas Brahmanšyras dar yra ginklas, Brahmos galva, reiškia, kuris yra ypatingai pavojingas. Dar kitas ginklas vadinamas Brahmadana, reiškia. Ir kaip tą ginklą panaudojama prašo vėlgi, reiškia, Mahabharatoj rašo. Moterų vaisius jis užmuš, jų galingiausias ginklas negali būti beprasmis. Aš nesugebu valdojo sustabdyti paleisto mano ginklo. Tada Rama paleido strėlę, nenugalimos jėgos baisę nešančią mirtį. Per akimirką Ramos paleista toli lekianti strėlė didžiulė liepsna uždegė Rakšasą. Su arklių kinkiniu suvežimu jis visas buvo liepsno globtas. Jis įsklaidė 5 pagrindinės stichijas. Vos nesancipiokas, ar ne? Jo kaulai, mėsa, kraujas jau nesilaikė, sudegino jos ginklas, net pelenų nebeliko. Lai ne vienas žmogus jo nebando naudotis, patekęs į silpno stipruolio rankas, jis gali sudeginti visą šį pasaulį, neamžiną. O galima visą atnaudoti šį ginklą, tik ginant prieš ginklą kitokį. Ir taip toliau, reiškia. Tokių ginklų aprašymas nesiderina su to meto žmogaus žiniom, bet jis puikiai dera su dabartiniam žiniom, apie kokius gali ginklus turėti, reiškia, civilizacija išsivyščiusi. Taip kad gana įdomių dalykų yra. Taip pat dar keisti dalykai yra dogų statulėlės. Pavyzdžiui, Japonija, ainių civilizacija. Labai daug dogų statulėlių tokių senovinių yra. Ar nepanašu jums, sakykime, žmogaus su skafandru? Taip pat, pavyzdžiui, Tasilio olose, Šiaurės Afrikoje, vadinamas tas didysis Marso dievas, vėlgi pavaizduotas senovė, kai žmonės buvo laukiniai, gyvendavo dar urvuose, va tokius dalykus paišydavo. Taigi, Biblija, jinai tampa kitaip suprantama. Tampa nebe mitologinė knyga, bet knyga, kuri kalba apie vieną labai įdomų dalyką, perduoda istorinį momentą, apie paleo kontaktą, kuris yra įvykęs senovėj su daug aukštesnė civilizacija, kuris buvo ne tik postumi žmogaus kultūros vystymas, civilizacijos vystymas. Pažiūrėkit, labai įdomiai. Pažiūrėkit, paleolitas, mezolitas, neolitas, jeigu pavyzdžiui, 10 tūkstančių metų, 100 tūkstančių metų žmogus gyvena laukiniam būvy. Ir štai maždaug prieš 9 tūkstančius metų atsiranda statiniai, megalitai, po to dar vėliau raštas ir taip toliau prasideda kultūros vystymas. Kas tokią revoliuciją sukėlė? Ar nebus? Bet svarbiausias momentas, kad būtent iš tos aukštesnės civilizacijos ir gavo informaciją žmonija apie monoteistinę religiją, apie vieno dievo religiją, kad yra vienas dievas, kūrėjas, visų pasaulių valdovas, tam tikras kabalo žinias gavo iš jų. Štai koks įdomus dalykas.